Naujokė klasė, aš noriu draugauti. Ne, reikia paskubėti, pavėluosiu pamoką. O, tu čia. Labas. Labas. Greičiau, Luka. Luk, netoj bus pamoka. Gerai, Luka. O kas ten per dėžė buvo? Ką, Luka? Luk, ne. Kas ten per dėžė? Paskui sužinosi. Gerai. Gerai, brr. Jūs skambutis, Luka. Luk, ne, mes vėluojam. Vaikai, šiandien bus pirmokė. Naujokė. Vien naujokai. Kiek galima naujokų? Vodo. Gerai. Labadiena, mano vardas yra Miglė. Tai, aš labai noriu draugauti. Ir jūs labai gražios. Luknė ir Luka. Mes žinom, kad mes gražios. Gerai užsiesk. Ačiū. Ir pamoka. Po pamokos. Viskas, kai gali teikti. Taip, ačiū Dievui. Ateik, Luka. Labas, mergaitės. Nelįsk prie mūsų. Aš netgi nepažįstam. Tai gal norit su manim draugauti? Tai mums reikia pasitarti. Draugaujam su ją? Draugaujam? Gerai, sugalvoju vieną planą, bet iš tikrųjų nedraugausim. Taip. Gerai sugalvoju. Gerai, mes su tavim draugausim. Jej! Tai mums dabar bus pasirodymas, tai mes tave aprengsim, gerai? Jo, gerai. Tai tuoj. Ačiū. Ne, dar ne viskas, palauk. Kas dar? Tuoj sužinosi. Gerai. Štai čia labai gražus rūbai yra. Gerai. Dabar aš graži. Žinai, tu žiauriai graži. Ačiū, mergaitės. Labai. Reikia pašukuoti. Gerai, einam į pamoką. Brr, pamoka.
Ne, į pamoką reikia skubėti. O, tai neatsėdu. Gerai, atsisėsim. Čia. Po pamokos. Pagaliau baigės ta pamoka, nes jinai visada nusibosta. Ir neklausk. Gerai, einam. Mergaitės, kas yra? Man būrelis, tai galit manęs palaukti? Prašau. Tu dar ir klausi. Lukne, kodėl tu klausi? Tu žinai atsakymą. Mano bestė, tai palauksiu tavęs. Ačiū tau labai. Miglė mintise. Bestė? Dieve, aš noriu tapti su jom irgi bestės. Tik tais aš noriu tapti ne su Lukne, o su Luka. Ką sakei? Nieko. Tai gerai, tada šiandien būrelį. Jo, gerai, Lukne, eik. Paima kiaušiniai atneši. Labas. Kodėl tu dabar su manim sveikinasi, jeigu mes draugavom? Luknė yra tavo bestė? Taip. Mes su esam pačios geriausios draugės, niekada neišsiskirsim. Žinai, ką Luknė sakė apie tave? Oi, jo. Ką sakė jinai? Jinai nieko apie mane tau nesakė. Jinai sakė, kad tu esi blogiausia draugė, jinai turi geresnę savo draugę. Ką? Nemeluok. Aš nemeluoju. Gal tu nori būti mano bestė? Aišku. Jej. Lukne po būrelio. Pagaliau baigėsi ta dailė, taip nekantrauju susitikti su savo geriausia draugė Luka. Labas.
Žiūrėk, koks barė. Jo. Luka. Kas yra? Atėjo čia ta Luknytė. Kaip man šitą suprasti? Nejuokink mūsų. Paprastai. Luka, bet mes geriausios draugės. Jau nebe. Jinai yra mano geriausia draugė. Ką, bet kodėl? Jinai man pripasakojo, kad apie mane daug visko sakei. Ką aš apie tave sakiau? Pažiūrėk, vat Luka, pažiūrėk video. Atsiprašau, Lukne. Viskas gerai. Upsi, čia ne aš. Kaip visada jinai. Ir nesakyk. Gerai, gal norėsi, pavyzdžiui, susitikti ar kažką paveikti? Jo, gerai. Palauk, man reikia. Tiksliai pasirodymas. Reikėjo pakviesti, kad ją esi. Lukne. Kas yra? Taigi pasirodymas. Jo, tiksliai varom. Pasirodėme. Čia stokitės, dabar reikėtų palaukti, kol visi ateis. Jau kažkas atėjo pasirodymą, gerai, tegul sėdas. Tai dabar reikia daugiau žiūrovų, kad ateitų. Mano mama irgi ateis. Gerai, turbūt jau ir užteks žiūrovų. Mano mama dabar čia sėsis. Čia. Čia, šitas čia. Čia tada dar reikia žmonių pakviesti. Aš pakviesiu savo senelį. Geras. Tegul atsėda prie mano mamos. Jo, gerai. Gerai, jau. Kas yra, kodėl jūs įsijuokėtės? Nesijuokit. Kas su manim ne taip? Nors pažiūrėtum į save. Nu.
Dieve, tu tiek juokinga su Eglės kostiumu. Ir nesakykit, dar žali plaukai. Nu tikrai. Fū, nu tokia fū. Ha, baigit, nemėtikite mane. Baigit. Baigit, man nepatinka. Miglės mama. Miglė. Mama, padėk, greičiau renki savo rūbais. Jinai tokia graži, atsiprašau. Atsiprašau, labai atsiprašom. Atleisk, prašau. Aš jam atleidžiu. Jej. Ką? Kas čia vyksta? Ne taip viskas turėjo būti. Sveiki. Jūs Miglė? Jūs Luko senelis? Taip. O kas? Aš Luknės močiutė. Geras. Ką? Oi, kaip miela juos pažiūrėti, tokie mieli. Ir nesakyk, Lukne. Tokie mielučiai. Močiutė, senelį. Tokie mieli kartu esat. Žinom. Ačiū. Kodėl mano plaukai tokie žali? Ir pabaiga. Jeigu nori dar tokių dalių, parašykit komentaruose. Visiems ate.